pavadinimas toks Mikelė. Na, va, taip, vienas iš tų dalykų, žinot, prieš kokius 15 metų, aš sakiau, aš viską žinau apie Danišką. Pradedu 3 mėnesius Daniją, kadangi mano akademinis gyvenimas nuvedė ten į Daniją, į Orhus universitetą. Galvoju, viską žinau, privalo, viską išragavau, nieko ten ypatingo nėra, nu, kai kas įdomiau, kai kas mažiau įdomu. Bet šiandien aš tikrai negaliu pasakyti, net iš tolo, kad žinau viską apie alų. Visų pirma, vėl todėl, kad jie turi Mikelį realaus dalykų. Kadangi pas juos per metus keletą kartų atsiranda naujų variacijų, naujų stilių, naujų eksperimentų. Tai aš, žinot, aš tiesiog jaučiu tokį, kaip sakoma, pasimetimą. Iš vienos pusės man yra džiugu, kad viskas yra. Kita vertus, amžinai aš negaliu pasakyti, kad aš žinau kažką apie jų alų, nes jie vis duoda naują ir naują. Tai yra toksai, savotiškai jautiesi amžinai kaip mokinukas. Niekam nėra malonus jausmas jaustis nuolat kaip mokinukui, nes kai vėl metu pasijunti, kad tu esi žinovas, paskui vėl esi mokinukas. Mikelė yra to kalbininkas. Ir tai ne vienintelė dalykai visoje Danijoje, bet jie išleido alų pavadintą 1000 IBU. Kaip ir 1000 IBU, tai reiškia 1000 International Picture Units, kartumo vienetai. Aišku, tas yra pervedimas. Ten nėra 1000. Aš nežinau, kadangi ten surpas ir kiek yra, čia, kaip sakant, ant skonio, gal kokie 150, ne daugiau 200, bet vis tiek. Na ir ką jie tuo metu turi šitokio aluminio? Tai vis dėlto tai nėra 1000, jau kaip mes ir sakom, bet tai yra puikus, kompleksiškas, apyniškas, kuris palieka nuostabų tokį kitimą kolorygą. Jis ten išsivysto grastų poskonį ir panašiai, tai čia yra kažkas tokio įspūdingo. Bet jeigu apie tai esat girdėję, šitas double IPA jau dabar yra normali kategorija. Rate Beer, gal susistas į alaus vertinimo tinklapis, jisai turi jau tokią kategoriją įskyręs kaip double IPA, jau netgi atskirą. Bet šičia, jis Rate Beer ir visos tos kategorijos, jau jie atsilieka per žingsnelį nuo ko, kadangi šiandien jau reikėtų įvesti dar vieną kategoriją. Ir jos vienas iš geriausių reprezentantų, šitas mano namų jau šią atveju nuotrauką, atsiprašau už tai, kad, taip, kadangi galbūt jos iššumas netoks gražus ir taip toliau, tai yra tokia, vienas yra, prieš 2 metus, keliaujant po Angliją, žinoma, tai buvo, kaip sakoma, pilgrimystė alaus derinimas su kultūriniais dalykais, alus irgi yra kultūrinis dalykas, bet jie turi tada bažnyčių, turi visokius Stonehenge, kurios reikia pamatyti, tai tuo metu derinant tą dalyką, atsimenu, įsigijau, parsivežiau Lietuvoje, palaikiau mėnesį, turiu tokį kvailą prietarą, kad po kelionės alus turi bent mėnesį nurimti, pastovėti. Čia kalbanų prietaras, bet man kažkaip atrodo, jis tuo metu įgyja kaip tik tą savo skonį. Tai man teko paragauti tokį mūr, kuris parašyto, nežinau, ką reiškia tos 3 JJJ, tos jo raidės IPA, 9,5 tikro, bet patikėjau, mano ponai įsipylęs va į tą nuo mano mėgiamą vokalą, kurį dalis iš jūsų pažįsta, man iš pats geriausias ragavimui, tai yra Duvel alaus vokalas, ten, kaip sakoma, iš viso rinkinio dažnai aš pasirenku jį, tai jis turėjo tokius apynius, tai aš paskui paskaičiau internete, net jie parašė, ką jie turi, čia yra trigubai yra tas klapumas visos, trigubas spalva ir daugiau negu trigubai apynių. Tai jau tikrai, čia yra toks koncentratas, čia galima sakyti, čia yra apynių nuoviras, sultys ar ekstraktas, kažkas tokio. Bet jeigu jūs manote, viskas, tai čia yra kartumas, nieko panašaus. Šitas alus yra toks kompleksiškas, jis turi tokią, čia yra skonių simfonija, kurioje saloja apyniai. Čia taip, kaip galima sakyti, žinom, kad yra, gali būti kažkoks backingas, gali būti orkestras, bet priekį grėžia smuikas, arba priekį dainuoja Pavarotti. Antratis jis nebenori, arba kas nors kitas, bet tai galima surasti, tai yra čia viena iš tų tokių alaus skonio simfonijų, kuriame galima rasti viską. Jame ir savykmenis yra tas skonas ir kartu atsiranda tiesiog vos nejuodizuotas toksai apynių tas muša, kuri paskui po truputį pasausėja ir vėl pasidaro į pabaigą tabako prieskonis. Padėgai, kad šitas buteliukas, mes tam savo prietelių, atsimenu, mes jį ragavom, tai jis turi 0,66 ir gerai prisimenu tą apimtį ir tada mes net su juo praleidom gal 2 valandas. 0,66 dviem vynam, tai tikrai 2 valandų. Kadangi gurkšnį nuryjų,
15 minučių ir tu gali džiaugtis, kaifuoti panašiai. Čia yra alaus komunija. Į to priemi ir tavo širdis uždainuoja, tavo visos organizmas pradeda išleisti vidus kažkokius keistus garsus, kurių žmona neverda nesupranta, bet tai čia žinoma. Kitas reikalas, tai va, tai yra toks yra, tai yra tiesiog gyvenimo džiaugsmas. Bus proga, paragaukite. Va čia yra tas, ką aš pasakiau, paėmimas iki ekstremų, tų apinių, tuo sustiprinimo stiliaus. Šitas alus, čia yra IPA, double IPA, neperminė, čia turi būti pavadinta Imperial Triple IPA. Ir būtent su žodžiu Imperial, trigubas IPA, naujas stilius, kurį aš nebejojau. Ir čia ne dėl to, kad aš jį pasiūliau, bet aš manau, kad pasaulyje yra kitų žmonių, kurie mąsto panašiai kaip aš. Žinot, kaip yra toks garsus posakis, net šventaškai parašyta, čia angliškai skamba Great minds walk in the similar ways. Reiškia, didūs protai vaikšto tais pačiais keliais. Čia aš ne apie save, bet visą. Tai va, taigi, eina kalba apie tai, kad tai tas turėtų būti taip, kad vis tiek jis bus kategorija. Atsiras vietoj double IPA, tas DIPA, bus ir triple IPA kažkada vis tiek, nes tai yra tas, kas duoda tą sustiprinimą. O jeigu pažiūrėkime su sugrįžimo stiliu, kas čia būtų? Tai va šitas, aš esu tikras, kad ko gero auditorija, jeigu atsiras be manęs, dar koks kitas laimingasis, kuris jau spės pragauti, aš manau, kad jam gali sėti štai vienas džentelmenas, kuris rinkčia galvą, tai jūs jau suspėjate. Reiškia, jūs buvot Miunchene, nes kitų jau nieko visai. Tai va šią vasarą man taip teko akademiniai keliai nuvedė 2 savaitėm dėstyti į Miuncheno universitetą. Ir, aš prieš tai buvau Miunchene, aš tam viskas ok, aš myliu tą miestą, taip toliau, tai žinot, dėl to, kad ten nueini kur nors, tai pasiimi litrinį mas, bokalą ir ten jau, taip sakant, jau tada ir po kokių 3, ten vis tiek jau tada namo grįžti pakeliaus nuotaikos, švelniai tariant. Na ir, bet visgi, va čia yra kitas daiktas, kad šiais metais jie padarė tą dalyką. Va čia yra stilius sugrįžimas. Visi nežinom, kas yra kvietinis alus. Kvietinis alus. Ko? Weizen Miunchenas, nuo ten kilę. Weizen kvietinis alus ne mažiau negu 50%, kvietinio salyklo, turi būti vėlgi ta garsioji Reinheitsgebot technologija iš 1516 metų, kuri galioja visoje Vokietijos teritorijoje, o prieš tai galioja net visoje Bavarijos teritorijoje, o prieš tai galioja Miunchene dar anksčiau, apie 20 metų, 1592, kada tu gali gaminti tik tai, reiškia, mielės, tiesa, apie mielės jie net neminėjo, nes tada neturėjo supratimo, kaip tos mielės veikia, bet salyklos vanduo apinė, bingo, viskas. Mielės ten tada buvo laukinės, tuo metu dar, ne laukinės, bet išraugo, o čia ką tik šnekėjau laukai apie tai, neateina iš kažkur, bet ten iš ankstesnių mėlių, kur prilipė, viskas gerai, bet tai buvo sena technologija. Ir kvietiniams irgi taip nemažiau negu 50%, čia geriau įteisinta buvo, bet tas technologija visas tas ir jokių priemaišų, jokių, kaip vėlgi daro pridėti apelsino, ar žievelių, ar kalendros, ar kmynų, ar perponos, nieko. Mes esame broliai. Yra geresnis kvietinis alus, yra blogesnis kvietinis alus, yra toks, yra fantastinis kvietinis, pavyzdžiui, Miunchene jau kas būsit, paragaukit Andeksą, tai yra vienas iš labai nedaugelio vienuolių galimų kvietinių alų, jeigu bus proga, tai reiškia reikės pavažiuoti, sinuoti mašiną arba ten kažką, geriau ne mašina, geriau kažkas kitas, vairuotojai, nes teks grįžti vis tiek jau. Taigi, tokia, ten yra Andekso vienuolynas, kuriame veda savo alų ir galim ten maloniai praleisti laiką. Bet šika, va čia yra pats net pavadinimas, Hopfenweisse, reiškia apininis kvietinis, buteliuose jo nėra, jis yra pilstomas.